Creative Hair Stories pavadinimas mano galvoje gimė prieš daug metų Azijoje, kai įveikiau baimę keliauti viena ir leidausi į pirmąją savo solo kelionę Mianmare. Kurdami pokytį žmogaus išvaizdoje, kuriame tikrai unikalų ryšį. Kaskart, kai tas pats žmogus grįžta, pasitikėjimas vienas kitu vis stiprėja, o santykiai tampa vis gilesni. Užėję pas mus, vietoj standartinio klausimo, kaip kirpsime, išgirsite, kaip jaučiatės su savo plaukais. Svarbus ne tik pokytis, bet ir pats procesas, nuoširdus jausmas, kad esi svarbus, išgirstas ir suprastas. Mums tai nėra vien tik darbas, tai meno ir žmogiško ryšio kūrimas. Tai bendra mūsų istorija. Ilgą laiką dirbau Londone su žinomiausiais plaukų industrijos vardais, garsieji Trevor Sorbie ir Brooks & Brooks, tik keli iš jų. Būtent ten sutikti pasaulinio lygio meistrai nustebino savo paprastumu, nuoseklumu ir atsidavimu darbui, bei inspiravo būtent šią filosofiją vadovautis savo darbe. Kai nusprendžiau, kad laikas versti naują istorijos puslapį, grįžau į Vilnių, kur drauge su Ramūnu atverėme Creative Hair Stories studijos duris. Su Eva jau turėjome patirties dirbant kartu vienoje komandoje. Tad Creative Hair Stories studijos gimimą pavadinčiau mūsų bendros kelionės tęsiniu. Dirbdamas Creative Hair Stories jaučiuosi puikiai, nes ši vieta nuolat evoliucionuoja, keičiasi ir tobulėja. Ironiška, bet džiaugiuosi galėdamas čia praleisti kiauras dienas ar pasilikti po darbo valandų. Kirpėjo amatas mums tai yra daugiau nei darbas, tai aistra ir kasdieninė meditacija. Momentai, kai klientas atsipalaiduoja kėdėje, o po kirpimo jo veide atsiranda šypsena, yra neįkainojami. O jausmas, kai pamatome finalinį kūrybinio projekto rezultatą, kuriam skiriam galybę laiko ir energijos, yra magiškas. Būtent tokios akimirkos skatina ne tik asmeniškai judėti į priekį, bet ir įkvėpti jaunąją kartą ieškoti savo kelio. Atradęs Creative Hair Stories, nuolat verdu kūryboje tarp aukščiausio lygio meistrų. Čia kasdien tobulėju įveikdamas naujus iššūkius ir augu kaip specialistas. Eva ir Ramūnas mane ne tik įkvepia, bet ir moko perprasti šį sudėtingą techniškumo ir kūrybiškumo reikalaujantį amatą. Plaukų stilistai man primena pianistus. Abiejose srityse reikalinga koncentracija, tikslumas, teorijos išmanymas ir daug praktikos. Tiek pianistų, tiek patyrusių plaukų stilistų rankos atrodo pačios žino, ką daryti. Tikiu, aš ir vieną dieną tokiu tapsiu. Kiekvienam jaunam kūrėjui linkėčiau atrasti tokią erdvę ir tokius mokytojus, kokius atradau aš. Prisijunkite prie mūsų istorijos ir tapkite dalimi kūrybos, kuri keičia ne tik išvaizdą, bet ir gyvenimus.